randamės Klaipėdos mieste ir važiuojam žiūrėti mūsų projektą. Tai yra Kolibris, daugiabutis gyvenamasis namas, 12 butų. Esam dabar tam name antram aukšte. Patikrinsim mitą, kurį mes sugriovėme, kad ar statybininkai laiku pietauja. Tai randamės Klaipėdos vienam iš perspektyviausių, mano akim žiūrint, rajone. Tai yra žvejybos uostas, o biški gražėja, konversijos vyksta ir Rimi pastatė, po dešinę mes turim socialinių čia tą fakultetą irgi turi griauti statyti. Tiksinti bomba, kaip jau sprogsta bomba, nes čia yra miestas, nieko nepadarys. Surenovavo, esu dalyvavęs tam susirinkime renovacijos rinkomės. Pasiūliau, kad pirmą aukštą jie įsiklijuotų klinkeriniam plytelėm, o kiti aukštai būtų struktūrinis tinkas, taip šiek tiek pataupant pinigėlius. Ir kur statybininkai, turime 12:30, statybininkų nėra, dėl to, kad visi statybininkai pietauja. Tai kaip ir kažkada pasakojimai, čia yra 2 laiptinės. Įeisime mes laiptinę, patenkame į vestibiulį. Į apačią nusileidimas bus į cokolinį aukštą. Cokoliniam aukšte bus sandėliukai ir tam tikros komercinės patalpos. Čia užlipam į pirmą aukštą, 2 butai, kas yra vienas iš privalumų, kad kaimynų, vienoje laiptinėje vienas kaimynas, tik tai mes užlipam ir papuolame į butą. Čia šitame bute bus 2 miegamieji, svetainė su balkonu. Čia mes vieną iš miegamųjų turim, miegamasis orientuotas į šiaurinę pusę, kad tyla, ramybė, kad niekas netrukdytų, kai ilsiesiesi. Yra, apsauginiai net padaryti, kad neiškristum. Čia yra 51 kvadratinis metras. Bus suformuota virtuvėlė, svetainė, balkoniukas ir 2 miegamieji. Optimaliausias dydis yra normaliam butui, ne kažkokiai kišeniai, skyliai ar kažkaip tais kitaip pavadinti, bet normaliam butui. 2 kambarių butukas. Mūsų dizainerė padarė labai gražias vizualizacijas, kaip atrodys šitiem butam, kuriem parsiduoda, kiek žinau, yra dovanojamas dizainas. Tai gali ir pasikoreguoti, bet mano akim kaip inžinieriaus, tai čia vienas iš didesnių privalumų, tai yra, kad kaimynų mažai, tai veidrodinis variantas, pakabinamas balkoniukas ir tu išeini pasimėgoti saulės spinduliai, čia pietinė pusė, geriausia pusė svetainėje. Perdangos visos yra betoninės, čia aikštelė bus vietoj šito pastato, automobilių parkavimas, į ją langų nebus. Į uosto pusę langų nebus. Tai aišku, galbūt 3 aukšte galima būtų atverti vaizdą. Vaizdas tikrai, čia nekraunamos jokios nei trąšos, nei dar kažkas. Tai čia yra ir garažų kompleksas. Jeigu turint garažą, turint namus, tai čia fantastika. Čia mes pradėsim griovimo darbus rugsėjo mėnesį, niekaip negaunam, dar iki galo nesutvarkom dokumentacijos, tai šiek tiek vėluoja. Šiai dienai mes randamės antrame aukšte, tai dar vienas aukštas bus. Vėlgi taip pat laiptai pakils į viršų ir bus 3 aukštas. Tai kabinsim vainiką, darysim stogo šventę, kepsime grilį, darysime ant stogo. Va tokią turiu idėją sugalvojęs, kad grilinsim... Mane pakviesi? Tai aišku pakviesi. Pagrosą, ne? Taip. Žiūrėk, kokia graži mašina mėlynas stoja, kabrioletas. Fantastika. Tai va, grįžtant prie šito projektėlio, jeigu manęs klaustų rekomendacijos, kur man reikėtų žiūrėti butelį, kokybišką, strategiškas dėl to, kad dėl lokacijos jo, nes čia 3 minutės kelio iki Akropolio, 5 minutės kelio turbūt iki Senamiesčio, iki Naujos Perkėlos, iš visą šalia peškutė, va čia kraščiukų dainį ir iki pat Naujos Perkėlos ir šuniukai yra kur pavedžioti ir viską, tai tikrai rekomenduočiau pažiūrėti projektas Kolibris. Jisai metų gale bus vidus įrenginėjimas. Pats geriausias dalykas, tai manau, kad nėra labai vienam plote sugrūsta daug butų. Tai yra 12 butų, 12 kaimynų. Vienoje laiptinėje 6, net galima savo laiptinę visą pažinoti, kai senais laikais, kai buvau vaikas, gyvenau daugiabutyje, tai pas mus buvo 10 kaimynų, tai visus žinodavau ir vardais, ir pavardėm, ir vaikais, ir viskuo. Numerius dar telefoną. Jo, ar numerius, jeigu nelaimė atsitiktų kažkas, tai bet kada gali. O tu dabar nueik į kokį 12 butę, šiuolaikinė statyba, net nežinai nei kas, nei kur gyvena. Čia kitas korpusas bus, jisai šiek tiek aukštesnis yra. Jisai prasikeičia pastatas pats iš esmės. Tai mes dabar randamės antrame aukšte ir va, galim su senu pastatu palyginti, kad daugmaž gaunamės antrame aukšte, net ir žemiau šiek tiek. Ta prasme, čia nieko kažko blogo nėra, bet aš taip lyginuosi su pastatais aplinkiniais, nes tas pastatas va yra žemiau. Su medžiais turiu leidimą pjauti tuos medžius, bet kol kas sąmoningai jų nepjauname, nes norėčiau saugoti, bet manau, kad va šito
tikrai neįsaugosim medžio, nes jisai virsta ant pastato, bet bandysim tą klevą tikrai saugoti, nes, reikia suprasti gyvenime, kad tokį medį užauginti ne vienų metų reikia, dar plus šitas yra medis klevas. Tai yra fantastinis medis, o šitas, net nežinau, man atrodo, jeigu neklystusi, menkavertis šitas medis yra, tai mes jį čirkšt ir nupjausim. Vatavą norėtųsi saugoti medį, bet jisai irgi turim leidimą įpjauti. Jisai užstoja langus iš esmės. Tai didelė tikimybė, kad mes jį nupjausim. Pakopos aukštis pagrindinis dalykas yra iš esmės. Standartinė pakopa, taip aš savo mintyse užsifiksavęs esu 17,5 gali būti tam tikra paklaida. Paskui, jeigu žemesnė pakopa arba aukštesnė pakopa, tai gali būti, bet nepatogu tiesiog. Pats optimaliausias toks dydis apie, 17 cm iš esmės. Klaida šiokia tokia, ką padaro privačiuose, ypač namuose, jie įsibetonuoja laiptus, pasidaro, bet neatsižvelgia, kiek dėsi šiltinimo, kurioje vietoje. Tai atkreipkite dėmesį, pas daugelį turbūt namuose yra, kad pirma pakopa žemesnė. Jie padaro viskas tvarkingai, bet užeinant viršaus ar apdaila ir dar kažką ir pirma, paskutinė problemos irgi būna. Kai nėra kam patarti, tai ir visi, kaip sakoma, toj vietoj neatsižvelgia.